Nu va, sveiki, Alvyds Masals iš savo geldelis, o iš kur daugiau, kaip sakant, vandens paviršiaus, kadangi vyks testavimą. Kas jau žiūri, stebit Masal, biškentė video, bišknein, šiandien buvom jau paleidę, kad dvi kameras matytum vienam ekrane, vakar šitą vėl nebein ir tiesiog nutarėm, kad reikia naują visą kompiuterį statyti atskir, kuris nebūtų nesugaus surišt, galbūt tokia problema, kad atsijunginė. Nu, bet niek įsireguliausim, vis tiek taip nebus, bet galite vis tiek pamatyti, ko nepamatot, galbūt ir tam tarpas nebūn video, jeigu į kažkokių daugiau žuvų, jeigu aš užmatau, reiškia, nukerpau tų video įkel, nes vis tiek užsifiksuom viskas karts, kad ir neįtisiugė. Tai va, esminė dalyka, šitą prisidirbo visokių tokių reikalų, biškėlį mes jam tokių, čia šitą vėl ir, vat, mato, Tomsi produktą, čia ir šveisi produktą, čia ir skoniai skirtingi, viskas, kaip sak, ir skirtinga, ir aš stebu, ir žiūriu, ir tam tarpe rekomenduoju jums žiūrėti, kada žuvis maitinasi, prie vienos kameros jėt, prie tos nejėt, kars prie abiejų jėt, prie katros geriau vien žodžiu. Nepadėškės manik, ne to kur pusko nori. Tai va, žiūrėkiam, testuokiam, iš tikrųjų, tai labai ilgą užtrum, niek negali pagreitinti, veins tas para laik, nes aš sudedu ir kol sujėt, turbūt vėl švari ir vėl kėdėin galiu uždėti kietkų. Ir čia visi tokie dalykai, ką pavyzdį. Spalva, skonis, kvaps ir vis laik dėti skirtingus, o kiek tų skonių ir šią dieną pilnas parduotuvės, reikia įsiaiškinti, ar iš tikrųjų vieni ar kiti tai kvapą, ar skonį veik ir kas to esmės. Ar tas kvaps, ar spalva, ar skonis, ar viskas kartu. Todėl čia tiek reikia daug testų atlikti sveinų kažkokiu produktu, kol mums galėtum patekti iki jūs ir, kaip sakiau, aš nenoriu parduoti produktą, kuris, kaip sakė, su abejonėm arba ir neaišku, žinai. Aišku, jūs galbūt ir turite produktų, kurie 100% jums pasiteisina, viskas super, bet aš darau savo, palikti tik savo lėniai ir padarysiu. Tai va, ir viskas bus su įrodymas. Vienu žodžiu, esu va kaip valgyklų, kaip vis laik, visko prisidėjęs visokiausių dalykų, tam tarpe šaškės uždėsiu, kad, kaip sakoma, žuvelėmis teik, nes tu slabą greit sujėdu, neka nepritrūktom ir to paros teika nesbūtom. Nors dabar va šitą atvažiavau, nu jau esu atvažiavęs tiksliau ir pasižiūrėjau, nebė praktiškai, nu vieną kitą plaukiau, nusį pasitraukus, nes viską išvarė sujėsti. Bet esminis dalykas ir toks, kad aš tik uždėsiu, išplaukau, čia nebeleik to bildėjim su montageldelė ir vien žodžio žuvelį vėl suplauk, o sakau, nepatingėkit, vakar pasižiūrėkit, tik tą ne vis laikai kars prie vienos kameros, kars prie kitos, atplauk didžiosios žuvis jau ir tai ir super džiugu montai matyt, nes jau ir čia matyt pradėjo žuvis judėti, nes kitur jau lynų visokių sugaunat žvėję, šaunuolę, apie toliau, o čia matyt šaltesnis vanduo, bet jau viskas pajudėjo, didėja karščiai ir lyna pajudėjo ir dabar jau, kaip sak, vis tai vaizda bus įdomesnė. Nu ką, stebėkit, žiūrėkit, kam nesunku, pasidalinkit, uždėkit širdelį, man malonu, ačiū visiems ir sakau iki, testuojam toliau, Alvyds Masals.